37. Po savanos jau pasiekėme Senegalo džiunglės ir vaizdai visai čia kitokie. Poro savaičių alinančio karščio pasiekėm vandenį. Nu, buvom prie vandenino, bet čia savana ir Sahara, tik dabar pasiekėm vandenį. Esame prie krioklio. Ir vyrai maudysis. Šiandien mūsų bivakas atrodo maždaug taip. Laukia grikių, hebra. Tuoj grikiai bus, tai laukia. Saulius verda grikius. Nedulkių pildo, pažiūrėk. Nice. Žiūrėk kaip jie, jie patys stato. Žiūrėk. Biorina, grikiai, to duosim paragauti. Kam čia duosi paragauti? Vietiniam. Grikiai. Grikiai. Ja, skanu? Biorina. Skanu grikiai. Ja, skanu grikiai. Kempinge visi kažką kažkur gamina, visi dalinasi. Žodžiu, labai geras vaibas. Ten visur mato daug palapinių pristatyta. Tai žodžiu, vaikštom po kempingą ir dalinamės patirtimi su dalyviais. Nurinks. Viską nurinks. Nepaliks nieko. Žiūrėk, jau nurenkinė, žiūrėk. Žiūrėk. Jau nurinkinė. Stalo reikia 3 dienom. Paskui galite tą stalą imti. Nurinksit? Nurinksit. Neimkit, gerai vaikai, neimkit. Negalima imt. Čia mūsų daiktai. Yes. Good. Vis tiek nurinksit, ne? Labas rytas. Koks čia rytas, jeigu batų nėra? Tai ko be batų? Kur batai? Už palapinės, tai žinai, tai spirtis, nieko nėra. Nakvojom lauko kempinge, tai šiaip labai gražu. Aišku, vietiniai aplink labai skurdus, tai čia daug komandų ryte pasigėdo kėdžių, stalų, batų. Žodžiu, visko, ką paliko ne mašinoje ir ne palapinės viduje. Tai vat tapo aukom Afrikos žmonėm. Tai va, toks rytas, nieko, šiandien laukia akmenuota diena. Ir 200 km ir 10 valandų, tai tikėtina, kad bus ką veikti. Važiavome į nacionalinį parką Senegale. Aišku, pasitiko mus postas. Su tokiu bilietėliu. Maliudos 500 eurų susimokėjo ir galim važiuoti. Kokia raudona žemė, visur tokios raudonos dulkės. Mes nebūtume mes, turėjom nuotykį 2 valandas kalnais kilom per labai akmenuotą kelią link Gvinėjos, o Gvinėja mūsų neįsileido. Privažiavom Gvinėjos pasienį, supratom, kad nepasiėmėm štampo išvažiuojant iš Senegalo, nebuvom sustoję šitoj policijos užkardoj, tai teko grįžti tuo pačiu keliu akmenynais ir dabar susištampuoti. Tai dar kartelį, 3 kartą jau važiuosim tuo pačiu keliu. Tai nuotykiai, This is Africa. Pinigų keitimo procedūros vyksta
oficialiam keityklos punkte. Kolegom nepasisekė, prakirto ratą. Taip gan stipriai. Sustojame miestelį Malį. Hebrai pakeis padangą, nes turi atsarginę, bet neturi disko. Great success. Yeah. Senegalas, Gvinėja, tokie gaisrai yra normalu, juos nieks nekreipia dėmesio, tiesiog pilni miškais ir jie dega. Lapai seni, krūmynai užsidega, aplinkui namai yra, bet nieks čia dėl to nepergyveno. Automatinė dėžė išmetė pranešimą, kad užkaito tepalas. Ir sustojom, tikrinam. Kaip matot, stalas didėja, draugų atsiranda, jau šeima, žodžiu, Budapešt Bamako. Tai verdam tradiciškai biorina grikius. Jonut, what are you eating? Biorina. What? Biorina. It's very good. Jau suvalgė viską. Sustojom trumpiem remonto darbam, kūrėm mobilų servizą. Žodžiu, panašu, kad turim kažkokią problemą su mūsų galiniam kaladėlėm, nes stabdant šiek tiek girdisi. Tai bandysim dabar pasikelt grikį, pasižiūrėsim kokioj būklėj mūsų kaladėlės ir tada nuspręsim, ar čia jas iškart vietoj keičiam, ar pabandysim serviziuko pasieškoti, tai nuo to ir viskas priklausys. Labai gera žinia, kad mūsų kolegos rumūnai, vienas iš jų, Jonuts, yra profesionalus mechanikas ir panašu, kad jeigu reiks keisti kaladėlės, tai mums pagelbės ir viskas įvyks greičiau, negu bandytumėm patys viską išbandyti. Pasitrauksi iš kelio. Yra dušas.
Va, koks dušas mūsų. Šiandien, žodžiu, nesiprausę, tai va ką tik iššokom į vandenėlį. Taip gerai atsigaivinti. Medicininį sustojimą. Karolis ėjo čia vat lauku ir užlipo ant kažkokio aštraus spyglio, strypo, net neaišku, ir kiaurai pravarė per tapkes ir kiaurai per koją. Tai pradėjo kraujas upeliais bėgti, tai vat stojom ir va, čia žiūrim, turim nukraujavusi Karolį. Karoli, daug kraujo netekai? Apie 4 litrus maždaug. Iš 4,5, kurie yra standartiškai žmoguje, ar ne? Tai va, tai, nu ką, subintavom jį ir, ką žinau, toliau. Atsipoliruos kažkaip, svarbu kairė koja. Kairė koja reiškia stabdžių negalės spaust, bet dešinė tai jau viskas normaliai dabar. Toliau gazuos. Tai va, taip ir gyvenam. Gerai, važiuojam. Aliplast gamykla, gamyklėlė. Chebra gamina aliuminio langus. Ir nedaug čia reikia įrankių, gampai sujungimo. Akva bulbul ir šitą tada į vidų. Atvykome iki kelto. Reiks mums persikelt upę. Važiuojame puikiu tiltu. Į puikų kelią. Į puikų kelią. This is Africa, my friend. Vakare bivakė, gyva muzika.